Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien noriu Jums pristatyti mūsų brolių Lenkų šeimos verslą EcoBike dviračius. Tikrai populiarūs dviračiai visoje Europoje ir matosi, kad tai yra europinis gaminys. Labai lengvas rėmas, sulankstomas dizainas ir kaip tik mums reikėjo tokio dviračio, kad jis užpildytų šitą segmentą, kurio reikia dažnai ir vyresniems, ir kokybę mėgstantiems žmonėms. Na, nekalbant apie išmanų ekranėlį, kuris turi daugybę funkcijų, rodo, kiek liko nuvažiuoti kilometrų, ko paprastai nedaro Kinijoje sukurti dviračiai. Galite pasiskaityti, pasižiūrėti daugybę YouTube apžvalgų apie EcoBike dviračių šeimą. Yra daugybė variantų. Na, o Rino dviratis, kurį noriu šiandien pristatyti, pasižymi labai puikiomis savybėmis. Tai yra kelios versijos. Šiuo atveju šitas modelis, kuris turi variklį, Bafango variklį, tarp kitko gale, turi 2 baterijų opcijas. Tai yra 14,5 Ah arba 17,5 Ah baterijos. Jos yra išimamos ir yra įmontuotos štai čia. Štai taip paprastai galima bateriją išimti, nusinešti namo, pasikrauti, pasitikrinti jos lygį. Be abejo, visą informaciją matysite ir išmaniame ekranėlyje, kuris dirba su Bafang varikliu. Tvirta bagažinė leis prisitvirtinti jūsų krovinius. Priekiniai amortizatoriai leis važiuoti tikrai komfortiškai. Patogi sėdėsena, patogus vairas ir be abejo akceleratorius. Na, o 6 bėgių Shimano sistema leis persijungti žemiausią bėgį, kai važiuojate didesniu greičiu ir išvystyti virš 32 km/h greitį vien tik tai elektra. Na, o jeigu minsite stipriau savo kojomis, pasieksite ir didesnį greitį. Variklio nominali galia yra 250 W, tačiau šis variklis tikrai leidžia išvystyti maksimalią galią virš 500 W. Taigi galios tikrai pakanka tokiam lengvam miesto dviračiui. Na, o įmontuoto PAS sensoriaus pagalba variklis jums padės minant šį dviratį. Na, o daugybės elektrinių režimų dėka nuo Eco iki Turbo jums padės nusistatyti reikiamą variklio pagalbą, kad baterijos nebūtų eikvojama per daug ir galios nebūtų per mažai arba atvirkščiai per daug. Jį galite išbandyti mūsų salone. Na, o jeigu norite kitų EcoBike dviračių dar pranašesnių, pavyzdžiui, yra Rino versija su varikliu per vidurį, kuris turi dar daugybę išmanių technologijų. Taigi EcoBike šeimos verslas, mylintis tai, ką daro, kuriantis iš širdies ir tai jaučiasi. Todėl turime jau nemažai pardavimų šio dviračio, nors tik pradėjome dirbti su šia kompanija nuo šių metų. Na, dabar pademonstruosiu, kaip šis dviratis lengvai susilanksto, o jeigu turite daugiau klausimų, nedvejojant, rašykite mums elektroniniu paštu labas@riedis.lt arba atvykite į mūsų saloną, skambinkite mūsų telefonu ir mes jums atsakysime į jūsų klausimus bei padėsime išsirinkti jums tinkamiausią elektrinį transportą. Dabar pademonstruosiu, kaip šis dviratis įsijungia, taigi paspaudžiame įjungimo mygtuką per vidurį. Užsidega EcoBike logotipas ir turime Eco, Turbo, Sport, Sport Plus ir jau čia B, tai čia jau super raketinis režimas. Spaudžiant vidurinį mygtuką galime pasižiūrėti įvairius nustatymus, istorijas, net kilokalorijas rodo, ko niekada nemačiau kiniečių kurtose dviračiuose. Įėjus į vidinį meniu mes galime pasižiūrėti daugiau nustatymų, nusistatyti įvairius režimus, jautrumus ir panašiai. Štai yra toks dalykas, ko klausia daugybė klientų, pasižiūrėkite. Tai yra boot password, reiškia įjungiant jis prašo slaptažodžio. Įjungiant slaptažodis yra 0000, tai mes ką padarome, suvedam 0000, paspaudžiame OK ir padarome boot password off. Tai įjungiant neprašys to slaptažodžio. Aišku, jeigu jūs paliekate kažkur dviratį ir nenorite, kad jūsų kolegos ar kažkas jį įjungtų, tai tą slaptažodį pasilikite arba jį pasikeiskite kitu. Na, o įjungus dviratį, jo akceleratorius pagal Europos reglamentus kai kuriuose šalise važiuoja iki 6 km/h, tai yra ėjimo režimas. Kaip mes nuimame šį limitą? Taigi mes paspaudžiame pliusą ir minusą, įeiname į vidinį meniu, tuomet jau einame į Advanced Settings, čia jau slaptažodis yra 1, 2, 1, 2
Ir tuomet mes ateiname į speed limit ir mes jį pasikeliame iki 35, pavyzdžiui, arba 99, 35 padarome. Ir throttle speed, tai yra akceleratoriaus greitis. Akceleratoriaus greitį taip pat mes pasididiname. Ir tuomet mes išeiname iš meniu ir pasižiūrėkime. Štai, kaip sukasi dviračio ratas, patogi Shimano sistema, viskas, ko reikia. Dabar išjungiu dviratuką, pasuku raktelį ir mes parodysime, kaip jisai susilanksto. Paspaudžiame svirtelę, atrakiname skląstį ir dviratis tiesiog lengvai susilenkia. Sulenkus dviratį, be abejo, prieš tai nulenkėme kojelę, sulenkus dviratį jį galime drąsiai pastatyti ant žemės, nes yra tam speciali svirtis ir tuomet galime nusilenkti vairą. Taigi šis dviratis užima štai tiek vietos, lengvai telpa į automobilio bagažinę ir jį galima transportuoti į ten, kur jums reikia, bei džiaugtis lietuviškos ar kitos šalies vasaros malonumais. Su šiuo dviračiu nuvažiuosite virš 100 km atstumą. Priklauso tai nuo baterijos. Visą tą informaciją rasite mūsų tinklapyje www.riedis.lt. Ačiū, kad žiūrėjote šį pristatymą apie EcoBike elektrinį dviratį Rino. Susitikime kelyje, važiuokime saugiai, įsijunkime žibintus, užsidėkime šalmą ir saugių kelionių. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.